Sveiki visi, taigi pratęsiam su šituo malūnu. Dabar, kol čia buvo tokia pauzė, aš apsiklijavau stikliukus, nes norėjau pasiaiškinti, kas ten yra su to priekiniu stiklu. Nes kaip žinia, šitą modelį su juo yra didelė problema, jisai netelpa ties ta vieta. Na ir aš galvoju, kad išsikirpsiu šias dalis, susidėsiu ir pasibandysim pasižiūrėti, kasgi čia su juo yra ir kas tenais vyksta. Tai aš šitai ir pasidariau. Va taip va paprastai užsidėjau. Čia kadangi vaikšto ir nieks nesilaiko, nes biški išklyšę aišku yra. Tai aš pasinaudojau aišku labai gerais dalykais kaip spaustukais. Na, kad neklijuot, o tiesiog pasibandyt. Taip, užsispaudžiu viršų, čia nesvarbu, pačia neatsistoja kažkur mano vieta. Va. Šiaip pats korpusėlis sueina kaip ir neblogai. Čia problemų per didelių nėra. Šiek tiek buvo liejimo tokių vietų, kurias sutryniau. Nieko baisaus čia. Tai va, bet va turim tą visą jau jo korpusėlį, kuris va yra sudurtas. Ir kai dedam originaliai stiklą, mes turim va tokį va reikalą, kuris gaunasi va tokiu tarpu. Nu, maždaug va tokiu. Ir aš galvoju, kodėl čia taip netelpa, nes lyg tas visas čia va dadėjus prie tavo krašto, va čia va jisai kaip ir telpa. Tada pradėjau gilintis. Dėliojau, aš įstumdžiu čia visaip. Ir ką jūs manot? Šita dalis pas mane čia dabar išdrožta skylė ir nušveista yra ne veltui. Nes ant šito stikliuko turbūt chebra nekompensavo, kad čia ta duobė, kur yra šitam, nežinau, kas čia pridaiktas, jinai turi įlysti jį stipriai giliau. Ir kai aš pasidariau tą skylę, šičia, kurios nesimato, mano stikliukas tada vat atsistoja čiut neideliai tą skylę ir va, ir jisai vietoj. Ir tada viskas čia gaunasi be jokių papildomų plasmasių. Didžiausia šio modelio problema pasirodo buvo stikliukas ir tiesiog, kad kažkas nenumatė, jog jisai labai stipriai remiasi šičia ir ta dalis neįlenda. Nu va toks vat sprendimas. Čia dar reikės aišku biškelį dasitrint, pasikoreguoti va tą vietą, nes va ties čia jisai vat, jeigu taip atsistojam, jisai va čia vat plaukėja daugiausiai, ar jam čia daugiausiai vat trukdo tą nosytę. Tai mes gal ją dasišveisim, gal ne, nes iš tikrųjų jinai ir taip vat prispaudus jau mano prišvietimui laikosi ten, kur turi būti. Ne iš karto taip pokšt, kaip norėčiau, bet tame modelėje nieks nebūna kaip pokšt. Tai va, bet visas pusės apžiūrėjus, kiek aš matau, jinai tada jau atsistoja ten, kur reikia. Tai va, reikėjo padaryti skylę, reikėjo sušveist, dar šiek tiek gal aš patrinsiu, nes ne visai lygiai sušveičiau, čia va liko dar matosi. Ir galėsim uždėti stiklą. Didžiausias šių modelių minusas yra pasirodo pakankamai paprastai sprendžiamas. Aišku, jeigu šitą vietą turėtų matytis būtų šakės, reiktų daryti čia kažką. Bet kadangi nereikia, tai viskas gerai, nes mes jeigu sudedam stikliuką, korpusą mūsų be kabinos, va taip, lengvai, šitą dalis tinka čia idealiai. Nu kaip idealiai,
Gerai tinka. Viskas čia yra gerai. Be kabinos. Mums trukdo kabina. Toks vabairis mūsų šito kitihoko. Tai dabar, ką aš čia pasidarysiu, tai aš šiek tiek dar pasitrinsiu čia, kad, šiek tiek lygiau būtų, sakykime, nes čia ta vieta klijuosis ir jinai užsidažys pagal tą stikliuką. Ir tada parodysiu, ką aš dar čia prisigalvojau. Prisigalvojau aš nedaug šiaip čia tokių tų, pavadinkim, taisymų. Kaip čia kitaip pavadinkim, čia taismas jau gaunasi pačio modelio. Bet nežinau, kodėl aš įklijavau duris. Gal reikėjo jų neklijuoti tų durų, bet kažkaip norėjau išlaikyti tą formą to viso nesuspaudus, nesutrynus, nesulaužius to rėmo, kad patikrint, kaip tas stikliuką čia įdėt, ir iš anksto išklijavau, nepasižiūrėjęs nuotrauko, ir po to galvojau, kad kažkas čia lytais ne taip. O ne taip yra tai, kad dažniausiai tas mūsų sraigtas buvo be šitų durų, kaip ir be galinių. Ką darysi? Tai bus dabar pas mane su durim. Tai va, dar kitą, sakykime, grubiai pasižiūrėjau aš su 400, tokiu jau aštresniu švitriniu. Reikės tarp to nusipūsti viską, tas dulkes nuo čia. Šiaip atsisėda kabina vidų gan tiksliai, gan gerai, bet jinai padizaininta gaunasi, neturint galvoje, kad čia yra burbuls į vidų įlindęs. Tai jeigu mes paspaudžiam, jisai mums dabar remiasi kur? Gal ir niekur, jau nebesiremia. Čia. Jo, kaip ir gerai. Tai va, kadangi aš sklievau tos jau langus, langai vis tiek tie, durys, yra dideli, aš išsipjoviau papildomai dar vidinės, sakykime, maskelės jiems, kad tos, iš vidaus užklijuot. Dabar aš vidaus nudažysiu jos ir nudažysiu šiek tiek išorės, kad, sakykime, mažiau man reikėtų žaisti su tais visais, dažymais, bus galima daugiau bus taisymo daryti to mažesnio dažymo. Nežinau, čia geras sprendimas mano, gal nelabai toks jau protingas jisai, bet. Tai va, nueikim, nusidažykim. Tada aš galėsiu nulupti vidinės dalis. Galėsim čia bišį paterliuzinti, nors nelabai ką yra terliuzinti. Man taip jisai iš tikrųjų gražiai. Suklijuot galima bus korpusėlį. Ir iš tikrųjų gal bandyti iš tikrųjų klijuot stiklą. Jo, gal šiandienos video užteks netgi tiek. Nes čia bus ką veikt. Tai va, tai gal prieš tai tik tais tada pasidarom kiek įmanoma idealiau tą mūsų stiklą. Kaip aš pastebėjau šitą reikalą, tai kadangi čia būtų dažyta ir aš visai čia tą stiklą tryniau, ten maigiau, galvoju, kodėl jis čia taip atsistoja, kodėl jis čia nelenda, dabar nelenda. Ir man čia nutrynė dažus paprasčiausiai. Nutrynė dažus ir tada pamačiau, kad šitas viduj, dalykėlis man čia trukdo intensyviai. Tai ir prasidėjo šveitimas, trinimas. Ir dabar jau turiu aš jums ką parodyti. Bandom daryti po pusę. Jeigu aš jo pusę uždėsiu, jisai čia stovi visur. Čia stovi visur. Iki pat galo. Iki pat galo. Na ir šita dalis.
Čia. Nes klijuosiu turbūt aš etapais, kaip aš mėgstu su kreivom detalėm. Tai yra, pradžios klijuosim apačią, palausim, kol jis sudžiūs. Tada užtemsim, taip sakant, viršų ir užklijuosim viršų. Ai, nu tai aš čia kaip ir viską pasidaręs. Jo. Gerai. Nudažom viduriokus. Aš gal net nerodysiu, kaip aš čia juos nudažau. Nes, nu, čia nėra ką rodyti. Tiesiog nupūsiu vidų juodai, tos durelės. Ir viskas. Ir gal čia paterliosiu. Bet čia turbūt, nu, gal papūsiu šiek tiek. Jo, papūsiu. Tai tu jau praeisim. Nu, va, praėjom su padažytum detalėm šiek tiek. Dar reikės užsimaskuoti, aišku, iš išorės tą stikliuką, nes čia vidaus maskių aš neturiu ir turbūt nelabai aš čia jas pataikysiu užsidėti, nes šitos tai jas paprastos, bet šį čia nežinau kaip. Galiausiai gal nelabai taip jau ir pasimatys mums jos, na bet. Ką pamiršau paminėti, tai per daug aukštai nenuvarykit, kai čia drošit, nes yra dalis, kur jau pradeda matytis. Vat. Tai nepersistengt reikėtų. Dabar prieš klijuojant, aš pasistengiu jau visas tas vietas, kurios klijuojasi, aš jų neuždažiau. Šiek tiek palikau dažo, nedaug, tik tais ant tų vietų, kur klijuosi stikliukas. Čia šiek tiek aš dar apsivalysiu, na ir tada bandysim viską sujungti. Bet kol man labai neužkepė dažas ant stikliuko vidaus, aš jį nusiimsiu ir tikiuosi pamatyti gražų nudažymą. Kai bus, tai jau taip. Gerai juostą panaudoju labai. Žiūriu. Gerai. Laikosi. Va. Nes kol dažas šviežias, lengviau nuplėšti. Juosta nesuplėšo dažo, nei plyštas, nei prikimba. Tai va, vidus čia nuimtas. Išorės nuiminėsim, kol nesuklijuosim visko. Čia irgi pabandysim neįbrėžę pakelt. Op. Liktais ir neblogai. Kas dar būna toks tai pirštų antspaudai. Prieš klijuojant pasivalykit kiek galit. Nes aš mėgstu labai uždėti pirštų antspaudus ant stiklų, tada užklijuoti viską, tada žiūriu, kad nėra kaip prieit ir nėra kaip nuvalyti. Tai va, dar kartą nudažau likučių šoniukus. Nu, iš tikrųjų, aš čia, kad labai nesuskubėt, dar šiek tiek gal praeisiu su kokiu nors lengvu vošu ar ko nors kabinetą mūsų. Kol kas nesugalvoju, kaip jį ten turi atrodyti. Bet kažką toj sumaklinsim, nes, kaip sakiau, aš šiek tiek nustebęs, kad pakankamai švari buvo. Nu tai kažkaip reiks kažką dar padaryti čia su ją. O ką čia su ją padaryti? Tiesą pasakius, nežinau, man negražiai ir tokia. Gal niekur nedarysiu. Kaip man čia neatrodys. Dar per stikliuką, aišku. Nelabai
nelabai man čia matysis. Nu, tebūnie, padarom gražų. Jis čia toks nedidelus, bet pakankamai gražus. Dabar atsistoja čia viskas į vietas, čia užlenda. Čia būtų galima šitą vietą kaip ir klijuot. Tik toks, aš dabar svarstau, ar man klijuot tik tais korpusą su korpusu, nes kabinos ta visa su motoru vidinė dalis, jinai čia labai taip gerai atsistoja, ar klijuot gabalais. Nes va taip jisai laikosi, jis nepabėgs niekur. Gal nerizikuot, gal klijuot korpusą. Šitą korpusą reikės klijuoti irgi šiek tiek gabalais, kad jis laikytųsi. Tai bet galima čia biškelį patrinti. Labai mes čia daugiau prieisim negu kad prieinam. Nu, bet šiek tiek daugiau. Čia galima pabandyti, gal paimt kokio nors metalo, kad pasitrinta būtų. Čia turėjau kažkur pasidėjęs, dabar nugrūdau, pasimečiau aukščiau. Atseit štai tokį va reikalą burušint, bet aš, jeigu atvirai, aš nemoku su to daiktu elgtis. Man drybrushes yra neįmintas reikalas, nors visi sako, kad čia yra pats paprasčiausias dalykas, ką galima daryti, nu, bet aš nemoku. Ir man kažkaip jisai sudėtingas laik atrodo. Žinau, kad reikia pasiimti teptuką ir jį kaip ir pasivalyti. Ir galima pabandyti padrybrushinti. Stengiuosi labai čia lengva ranka. Čia galima padrybrushinti. Nes čia naudojama vieta, tai čia gali būti. Tų tokių visi kampai visą laiką būna kažkas užlipa, kur nereikia, kažkaip kažką nubraukia. Spilonai gal nežinau, labai ten dažomi, bet koks jis kreivas čia atrodo. Ar iš čia yra kreivas? Nežinau. Taip. Žinau, kad reikia labai nepersistengti, nes jeigu jau uždrėpsit, tai nuimt sunkiau biškelį bus. Pavyzdžiui, čia. Čia gal persistengiau ant tų žodžių. Nespecialiai būdų, bet jau taip gavosi. Galima čia iš tikrųjų tą padaryti. Bet čia galima tikrai padaryti. Pedalų. Čia baisu per juos trinti, nes čia jie patys gali tiesiog subirėti. Ties kojimai, rovazdas. Ant kėdės gal nereikėjo, aišku, užsidėti, bet taip, šičia. Taip labai lengvai taip, kad būtų bent jau kažkoks kontrastėlis didelesnis.
Per daug. Kaip ir sakau, nepersistenk. Čia sunkiausia dalis yra nepadaryti per daug. Tai va, nu tarkim, padarai brašinam. Baisi ta dalis yra, kai jau turi nueiti žingsnį į tą, kur gal nebegrįši. Bet taip reikia. Iš tikrųjų, aš dabar čia dėlioju, čia šneku. Bet gal reiktų dar pažiūrėti instrukciją, būtų visai gal neblogas momentas, nes aš pradėjau šitą korpusą žiūrėti tik tais dėl stikliuko. Bet gal čia dar kažkas dedasi iki jo. Gal kokią skylę reikia išgręžti. Aš aišku, nepažiūrėjau. Aha, yra va kažkas. Aš dabar prisiminiau, kodėl aš taip nenorėjau grįžti prie šito modelio, nes jis užkinės mane su savo bairiais. Kodėl man atrodo, kad ten turi ne šį čia būtų. Ta detalė. Tiesiog atrodo, kad čia netinka. Žinot, ką eina jie peklan, aš jų vėl nukirpsiu tą tašką ir aš užklijuosiu taip, kaip turi būti normaliai, be jokių skylių pjaustymų. Tai kas darys, pasidarykit skylę orientyrui. Turbūt irgi nusipjaukit von ir užsidėkit taip, kaip matot, kaip yra nupiešta iš tikrųjų. Kam taip reikia daryti? Nežinau. Nežinau, turbūt žinot nenoriu. Šiek toks nutrūkimas. Va. Aš čia kad filmuoju, kad klijuoju, kad mano vieta baigėsi ir nebeužtenka vietos medžiagai. Tai jo, nekreipiu dėmesio. Bet daug labai nenubėgau. Kaip ir apsiklijavom čia. Einam prie žiauriausio šito viso reiklo, tai stikliuko. Aš dar visai įknybinėjau, žiūrinėjau. Tai klijuosimės jo po pusę. Panašu, kad taip gausis protingiausiai, bent jau dabar taip atrodo. Nu, rezultatą pamatysim. Čia man atspėjau, sakykime, kad taip reikia ar ne. Siūlau, aišku, dulkes. Nu ir dabar taip. Aš įsispausiu vieną korpuso pusę. Pasiimti kažkaip jau patogiai, nežinau, man gal taip patogiausiai bus. Kad kraštai man svarbiausiai sueitų. Vienos pusės. O tada kitą pusę mes irgi privėsim paspausdami. Gaunasi taip? Panašu, kad gaunasi. Ir štai, kad geriau kibtų, tas briaunelės aš šiek tiek pasivalysiu nuo dažo, kurio aš čia pripurčiau. Nes noriu gero sukabinimo, tai čia reikia nepersistengti, atsiminti, kad būtų už ko pasilikti ant plastikui. Tokiu svarbiu momentu man biškai šposė mano kamera. Išsitryniau failus, tai jisai padėjo juos į laikiną. Tai neištrynė ir vėl jisai užgeso, aišku. Nu jo. Tai va, tai aš pradėjau klijuoti stikliuką, pradėjau klijuoti nuo viršaus palei vieną pusę. Ir taip po biškelį aš jį klijuosiu
žiūrint, kur labiausiai sueina. Pradėjau klijuoti nuo viršaus dėl to, kad viršus matysis visą laiką. Apačia tuo tarpu modelį reiktų pakelti, kad pamatyti apačią. Tai mano pasirinkimas yra viršų daryti kiek įmanoma idealų. Kas gausis, tai jau aišku pamatysim pabaigoj, bet manau, kad gausis bent jau kol kas. Tik reikės po to labai dar ilgai sėdėti, rankų laikyti šitą visą reikalą, kad jisai man sudžiūtų vietoj ten, kur aš noriu. Nes be suspaudimo jisai vaikšto. Mes to nenorim, kad jisai vaikščiotų. Tai va, kita pusė šiek tiek klišesnė. Tai reikės paminkyti. Tačiau tai reiks padaryti tik tada, kai sudžiūs viena pusė. Jau šiuo atveju, dabar nepadinkime geroji. Komenai geroji, tai čia toks retorinis. Bet dabar lauksim. Vieną pusę klijavau, tos pusės neklijavau, tą pusę prapyliau klijaus ir laikau, kad jisai stovėtų savo vietoj. Kai man sudžiūs, o čia jau užtruks, tada įsiklijuosiu tą pusę ir bus su šiuo video viskas.